Artėjant prezidento bei Europos parlamento rinkimams, Darbo partija pradėjo savo atsiskaitomąjį turą per Lietuvą. Susitikimų su žmonėmis metu yra pristatoma partijos veikla per pastaruosius metus, ministrų darbas, prisistato partijos keliamas kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas bei kandidatai į Europos parlamento rinkimus. Kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas pažymi, kad teisingumas bei stipri valstybė turi būti aukščiausias šalies siekis. Kalbėdamas apie šalies dabartinę situaciją, kandidatas į prezidentus ragina nelikti abejingais, aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime bei savo gyvenimus kurti Lietuvoje. Pirmąją turo savaitę su kandidatai susitiko daugiau nei 500 žmonių, kurie turėjo galimybę su Artūru Paulausku pašnekėti asmeniškai, užduoti rūpimus klausimus bei padiskutuoti apie artėjančius rinkimus. Partijos ir kandidatų turas toliau tęsis iki pat rinkimų. Bus aplankyta didžioji dalis Lietuvos miestų. Artėjantis prezidento bei Europos parlamento rinkimai vyks gegužės 11 ir gegužės 25 dienomis.